Labas vakaras, brangus radio klausytojai, su jumis sveikinasi Sigitas DJ Saga. Šiandien tokia įdomi laida. Pradėjau kūrinį nuo Plazmos ir Sagos kūrinio. Pradėjau laidą nuo šito kūrinio. Tai yra Strokes Temple Part A. Šiandien visą laidą skirsiu Strokes Temple veiklai, reivams ir muzikai, kurią vienaip ar kitaip aš sutikau savo gyvenime, organizuodamas didelius festivalius ir dar iki tol. Tai pradžioje, kadangi aš šiandien pats esu ir laidos vedėjas, ir laidos svečias, papasakosiu, kaip viskas mano gyvenime prasidėjo. Kadangi aš turėjau visokių interviu ir švelniuose tardymuose ir pas Darių Užkuraitį, tai giliai į vaikystę nelysiu ir smulkmenų visų nepasakosiu. Tik tai užsiminsiu apie tai, kad muzika mano gyvenime buvo jau nuo šeimos. Dainavo chore mama, dainavo močiutė ir mes taip pat šeimos vakarėliuose muzikuodavome. Man labai patiko, kad dėdė atsiveždavo patefoną su plokštelėmis, aš jas ten keisdavau, visai buvo įdomu. Paskui šeimoje atsirado elektronika, kasetinis magnetofonas, paskui juostinis Astra ir mes su tuo magnetofonu grodavome, aš ir brolis. O kai mokykloje pradėjau vesti šokius, diskotekas, tai be viso to dar ir per pamokas, per pertraukas tokią turėjom radio laidą, kurioje aš netgi buvau sukūręs tokį humoristinį personažą, korespondentą Valiuką, kur mes įrašydavome į juostinį magnetofoną lėtai kalbamą tekstą ir jį, kai paleisdavome 19 greičiu, tai skambėdavo taip mažai ir tokiu balsu. Ir aš ten pasakodavau apie keliones po pasaulį, toks išgalvodavau keliones visur kažkur toli keliaut ir tai būdavo labai juokinga. Paskui buvo breikas ir breiko treniruotėse aš sužinojau apie elektroninę muziką, apie Kraftwerkus, mes šokom pagal tokią muzikas bom, pum, čak, bum, čak, kitus Kraftwerkų kūrinius, na ir tas, kas buvo ankstyvajam hip-hopui priskiriama. Tačiau buvo būtent tose treniruotėse toks vyresnis mūsų draugas, kuris man parodė tokias grupės The Art of Noise, Yellow ir nuo šitų grupių aš labai susidomėjau elektroniką. Tačiau viskas iš tikrųjų, kai jau palikau savo gimtąjį Panevėžį, atsitiko Klaipėdoje, tai 89 metais pabaigęs mokyklą, išvykau ten ir iš pradžių padirbėjęs truputį bestudijuodamas breiko būrelio vadovų ten moksleiviams. Paskui pradėjome jau groti muziką, kurią reikėjo iš visur gauti, ieškoti ir visaip dar bandyti žmonėms pateikti. Na, Klaipėdoje mes atidarėme patį pirmąjį tokį tašką, kur grojame house muziką ir kažką panašu. Na, techno dar nebuvo, tai buvo 91-92 metai. Su savo kolega DJ Vygo atidarėme ir tokiu Jūriku, atidarėme diskoteką Disco H. Na ir nuo tos diskotekos toliau ten viskas vyniojasi, ten truputį padidžiavau, paskui buvo kitos diskotekos, Žvėjukai, paskui buvo Bomba, kur organizavau šokių maratoną Non-Stop Party, paskui šokių maratoną Palangoje Beach Dance. Ir tuose maratonuose padarėm tokį naujadarą, kad žmonės šoko ne poromis, o po vieną. Štai ten ir buvo tikrosios, man atrodo, tų ilgųjų setų užuomazgos, kada didžėjai grodavo po 5, po 8 valandas ir, na, tai buvo kažkoks savotiškas tų laikų pirmasis reivas. Tačiau viskas realiai prasidėjo tada, kai aš pradėjau keliauti į Latviją. Latvijoje susipažinau su radio stoties radio idėjas vedėjais Ūdžiu Poliu ir Janiu Kraukliu. Jie man papasako apie festivalį Mayday, pirmosios juostos, pirmieji juostiniai magnetofonai iš jų įsigyti. Beje, tie magnetofonai šiandien stovi studijoje ir jie perdaryti yra jau antrą kartą. Pirmą kartą jos perdarė Latvijai toks meistras Fakyras Andris ir aš su jais ilgai grojau, ilgai iki 94 metų, kol įsigijau patefonus, o iš naujo pradėjau groti juostomis 2010 metais, kai X-Gravity klube buvo organizuotas blogiausiai DJ festivalis. Tačiau 2012 metais nuvaręs į Ispaniją su juostomis, truputį pasivaidenęs, aš supratau, kad labai baisiai jie atrodo ir aš paskui grįžau metams į Lietuvą, vėl paskui, kai atsidūriau Ispanijoje ir prieš važiuojant užkariauti į Bizos, sutarėm su draugu Egidijum, su Skatu, tokiu puikiu garso operatorium, išradėjų, sakau, Egi,
perdaro magus. Ir mes magus perdarėm. Ir jeigu jūs dabar žiūrite su video, tai galite pamatyti, kaip tie magnetofonai atrodo. Nu, o aš jau po tokio rimto intro norėčiau jums sugroti kūrinį, kuris realiai man asocijuojasi su reivo judėjimo pradžia, su naktinių vakarėlių pradžia. Kūrinys, kurį iš Prodigy visos kūrybos aš išskiriu, todėl, kad jis tinka visoms grupėms, tiek labiau house mylėtojams, tiek techno mylėtojams, tiek hardcore mylėtojams. Ir senojoje prieplaukoje, kai mes su DJ Vigo grodam šito kūrinį, ar jisai taip pat įgrodavo ir kituose vakarėliuose, ne tik tai mūsų Energy Express. Tai šitą kūrinį aš paleisiu jums iš juostos, tai yra Prodigy No Good Start for Dance. Na ir dabar tas momentas, kada Dariau Užkuraitį, ačiū, kad tu neleidai man nurimti ir visada norėjai, kad juostos skambėtų eteryje. Pažiūrėsime, ar labai dideli bus iškraipimai, nes šiandien iš juostų muzikos turiu numatęs ir daugiau, tačiau apie tai vėliau. Prodigy No Good Start for Dance. Na, tuoj grojam iš juostos. Pabūnam. Kadangi buvau sakęs, truputį paskrečiuosiu ir parodysiu, kaip groti juostom, iš tai dabar skrečiuoju. Na ir dar kartą. Taip, 94 metų vasarą Klaipėdoje senosios prieplaukos tokiam pogrindinėme klube. Mes pradėjome naktinius vakarėlius ketvirtadieniais su kolega DJ Vigo ir ten važiuodavom daug žmonių. Na, tiems laikams 50 žmonių iš kitų miestų tai jau yra labai daug, turint galvoje, kad nelabai kur tie naktiniai vakarėliai vykdavo, bet aš pamačiau, kad Lietuvoje yra žmonės, yra tie žmogiukai, galima būtų taip sakyti, kurie vadina save reiveriais, kurie gali save vadinti reiveriais. Ir tai buvo nepriklausomos Lietuvos, aš sakyčiau, toks iš tiesų rimtas
žingsnis jaunimo, žingsniai galbūt ir aprangos stiliuje, ir protestavime prieš kažkokią atšalusią kultūrą, kuri dar nesusiformavo, formavimas kultūros, netgi prieštaravimas kažkokiems banditiškiams elementams jaunimo tarpe. Ir tai buvo prieš srovę, ir tai buvo nauja srovė. Man tai patiko ir aš tom užsidegiau. Ir viskas, ką pasakosiu toliau, bus apie organizaciją ir tai, kas atvedė mane iki šitos organizacijos, apie organizaciją Strokes Temple. Pavadinimas yra kilęs būtent iš šios laidos pavadinimo Dūžiai, nes 95 metais aš pradėjau vesti laidą čia, šiame dažnėje, sakykime taip, studijoje čia už lango. Ir čia nauja dabar studija Opuso yra. Ir Strokes Temple reiškia Dūžių šventovė. Na gerai, keliaujame toliau. 94 metai. Ta vasara man buvo labai įsimintina, nes grįžęs iš Mayday festivalio, aš nieko daugiau nenorėjau daryti, tik tai reivus. Ir pirmieji tokie dalykai buvo Love Parade Station. Važiavome prie Minijos upės, bet prieš tai buvo toks kaip Love Paradas, Klaipėdoje. Nuo senosios prieplaukos mes važiavome, apsukome tokį ratą, ten per vieną tiltą, pražygiavome Žvejų berods gatvę, tada pražygiavome Tilto gatvę, apsukome pro Teatro aikštę ir vėl grįžome su sunkvežimiais prie prieplaukos ir ten buvo vakarėlis, o kitą kartą organizavau Love Parade Station prie upės, prie Minijos upės. Atsimenu, sudegė vienas patefonas, nes generatorius buvo, žodžiu, ten šokinėjo įtampa. Na, be to dar 94 metų vasarą buvo pažymėta vienu festivaliu, kurį organizavome kartu su kauniečiais, na ir Latviai ten buvo atvažiavę, ir aišku, Vilniaus žmonės susirinko. Taip buvo prie Luksto ežero, kur dabar vyksta country festivalis, Varniuose, pačioje vietoje, vyko festivalis pavadinimu Rave Camp. Tai, ko gero, buvo pirmas toksai rimtesnis tarptautinis reikalas, nors iki tol aš organizuodavau Saga Birthday Sessions, tokius renginukus, į kuriuos irgi Tytuvėnuose buvau surengęs, ir atvažiuodavo taip pat žmonės, tie, kurie prijaučia tai muzikai, kurie mėgsta. Toks buvo intro, sakyčiau, į visus tokius festivalius, pasibuvimus, bent jau iš mano pusės. Nepamirškite, kad aš pasakoju viską iš DJ Sagos pozicijos, iš savo pozicijos, kaip aš sakau, Lietuvos reivo istorija pagal DJ Sagą. Taip, toliau. 94 metai taip pat buvo dar pažymėti vienu festivaliu. Tai buvo festivalis, gal netgi sakyčiau, 93-aisiais aš surengiau festivalį Poltergeist, skirtą metalistams, ir nuo tada aš įžengiau į senąją prieplauką. 94-aisiais organizavau jau berods antrąjį Poltergeistą. O gal vis dėlto buvo 4-ais 1, 5-ais 2, nes būtent 25 metais atvažiavo Sėkla, toks vadybininkas metalinių grupių, su daug metalistų, mes pavėlavome viešbutį ir jie užgirbuvo pas mane į namus, aš jiems papasakojau apie elektroninę muziką, daug visokių gražių dalykų pasakojau. Ir paskui toksai žurnalistas Tomas Vilas, kuris buvo tarp jų, sako, klausyk, Sigitai, o tu galėtum visą tai papasakoti radijui? Kokiam dar, sakau, radijui? Sako, mes čia tokį radijų steigėme Vilniuje, turim dažnį, kuris liko nuo sovietų laikų. Ir tas dažnis atiduotas kaip ir jaunimui. Tai gal, sako, tu norėtum padirbėti? Ta prasme, sakau, kaip čia padirbėti? Sako, mes jeigu patvirtinsim, pavyzdžiui, tavo kandidatūrą, ar tu galėtum atvažiuoti ir papasakoti ten, pavyzdžiui, autorinėje laidoje? Na gerai, galbūt, sakau. Tai praėjo keletas mėnesių ir skambina man Tomas, sako, Sigitai, sako, viskas gerai, važiuok. Ar gali daryti pilotinę laidą? Kokią, sakau, aš toks truputį buvau pamiršęs jau. Tai sako, laida, radio, tai tarėmės, kalbėjom, viskas susidėjau, žodžiu, ką galėjau, ir išvažiavau Vilnių vesti laidos. Taip atsirado Dūžiai šeštadieniais, nuo 6, atrodo, valandos. Tai buvo 5 valandų laida ir, pradėjau važinėti iš Klaipėdos į Vilnių. Ir taip bevažinėdamas, supratau, kad reikia kažkaip pajausti tą grįžtamą ryšį iš žmonių, ir žmonės rašydavo laiškus.
buvo tokia ten laiškų aptarimo pusvalandis ar valandėlė, žmonės rašydavo laiškus, o ilgainiui išsirutuliojo į tai, kad, sakau, tai steigėme fanų klubą. Viskas toks buvo eksperimento labai forma ir atsirado Dūžiai fan club. Ir tas Dūžių fan klubas buvo labai įdomus, nes žmonės atsiųsdavo savo nuotraukas, aš atšviesdavau tokias spalvotas korteles, jas įklijuodavau ten nuotraukų, užlaminuodavau, siūsdavau žmonėms atgal, kiekvienas miestas turėdavo savo atstovą ir tas atstovas išdalindavo tas korteles žmonėms ir tie žmonės, aš galvau, kažką jie būtinai turi turėti ateityje. Ir taip būtent gimė Strokes Temple festivaliai. O kaip padėka visiems žmonėms, visiems klausytojams, pirmas festivalis, kuris jau maniau, kad būtinai turi vykti, toks visai žiemos metu, kažkaip šalta ganėtai buvo, įvyko Klaipėdoje. Strokes Temple pirmas būtent buvo Klaipėdoje, Baltijie stovykloje Giruliuose ir ten atvažiavo žmogiukai. Ir dabar norėčiau visiems tiems žmonėms paskirti kūrinį, visiems pirmiesiems reiveriams, kurį Plazma, grupė Plazma, šiandien jos kūrinių dar girdėsim ne vieną, sukūrė dovanodama festivaliui Strokes Temple. Nors galima būtų galbūt kalbėti apie vėlesnius, bet kadangi aš greitokalbė labai čia daug apie viską kalbu, tai manau, kad galima sugroti jau dabar. Plazma and Saga, Strokes Temple Part B.
kaip jau įprasta, iki galo negrosiu kūrinio, tai yra Strokes Temple Part B, grupė Plazma, susikūrė 90 kažkur gal 4-5 gal metais ir jie buvo viena iš kelių grupių, kurios koncertuodavo to meto reivuose. Labai dėkoju, nes būtent Plazma yra sukūrusi daugiausiai titulinių kūrinių reivams. Mano prašymų didelių, labai draugavom ir dabar draugavom su Saidu ir su Dariuku. O dar reivuose grodavo ir grupė XM ir tik paskui atsirado Happy Endless. Apie Happy Endless pakalbėsime truputį vėliau. Dabar norisi pakalbėti apie renginius, kurie įsirėžė tiesiog į Lietuvos gyvenimą. Pabaigiau kalbėti apie Baltijiečių stovyklą Giruliuose vykusi Strokes Temple pirmąjį festivalį, tačiau neilgai trukus pamačiau, kad gal reikėtų keltis jau į didžiąją Lietuvą. Ir kažkaip tai atsitiko, kad atsidūriau KTU, ten su pažįstamais kauniečiais, nes jie turėjo tokią vietą ir aš ten važiuodavau groti, išsikalbėjom ir jie sako, čia gal kažką irgi kažkur galim daryti. Nežinau, kažkoks virusas man jau buvo toks užpuolęs, kad reikia jau būtinai daryti tą didelį reikalą, nes aš pajutau, kad labai didelis tūkstančiai žmonių klausėsi Dūžių laidą per LR3 ir KTU. Užėjau į salę, užėjau į koridorių, sakau, tinka, įmam, darom. Nu, kaip čia ką darom, nieko, viskas gerai, pamatysit, kaip bus, aš mėdėjau prisižiūrėjau. Tai viena salė nebuvo net realiai pagrindinė, nors ten viena salė, paskui kitas koridorius, visi KTU koridoriai Kaune užsipildė, atėjo apie 1700 žmonių į tą renginį ir aš supratau, kad viskas, čia yra tikroji pradžia. Štai taip prasidėjo Dūžių šventovės kelionė, kuri faktiškai tais pačiais metais, na ten per keletą mėnesių gal pasislinko ir atkeliavo į Vilnių. Tai ir kai jau atkeliavo į Vilnių, tada buvo tokio didelio nuoseklaus darbo pradžia, nes aš pabaigęs studijas 95-aisiais atvažiavau, jau kai Kablėje pradėjome organizuoti Strokes Temple 3 festivalį, jau aš faktiškai gyvenau arba jau visiškai ruošiausi gyventi Vilniuje, mes su Dūne atvažiavom iš Klaipėdos, Dainiau, tau linkėjimai geriausi. Užėjau į Kablį, sakau, man reikia jūsų erdvių. O Kablys buvo toks alternatyvios muzikos klubas, ten buvo Zona, BMK ir Dovydas Bliukšteinas ten didelę įtaką turėjo, ten Sniegius buvo, Vytautas Kubilius buvo ir jie taip skeptiškai žiūrėjo į mane, sako, ką tu čia jaunuoliai iš pajūrių nori dažytais plaukais, nežinau, ar gal nebuvau dar tada dažytais plaukais, bet atrodžiau iššaukiančiai. Ir sakau, noriu, čia reivą daryti, ką jau, vyrai, damas, ten dalė dar atrodo, ir buvo moteris. Sakau, leiskit, kur tu nori, sakau, visur, parodykit erdvės. Na, tikrai pagalvojo, kad aš truputį išprotėjęs, kuoktelėjęs, tai sako, kiek tu čia žmonių galvoji? Nu, sakau, apie 2000, nusikalbis, sako, čia daugiau 700 net nebuvo niekada gyvenime. Nu, sakau, būkit geri, netrukdykit dirbti. Ir, ir mes padarėm tą renginį, žinokit. Įvyko puikus festivalis, man atrodo, kaip dabar atsimenu, ar tai spalio 16 diena, spalio atrodo 16 ar 19 diena, tai, žodžiu, tai buvo viskas neparuošta organizaciniai ir iš apsaugos pusės ir iš to, kad netikėjo manimi, kad žmonės pradėjo lysti pro visur, kur tik galėjo, pro visus plyšius Kablyje, pro langus, pro ten kažkokias neuždarytas duris, iš kitos pusės, daug žmonių, žodžiu, praėjo taip savo. Na, bet mes labai gerai tada užpildėm visas erdvės ir žmonėms, Vilniečiams ir Vilniaus svečiams buvo labai šokas, nes tie autobusai, kurie važiavo iš visur, iš Marijampolės, iš Alytaus, iš Panevėžio, iš Kauno, jie užtvindė visas apylinkės aplinkui Kablį, nes ta sistema, kad Dūžių fanų klubo kortelės davė nuolaidą, ženklę nuolaidą bilietams, o tiems fan klubo atstovams savo mieste, kurie sukviesdavo 10 žmonių iš vis nemokamai buvo, tai įsivaizduokit autobusų kiekį. Ir jie suvažiavo daug labai žmonių, apie 2000 tikrai buvo.
Ir, žodžiu, ir tada jau viskas, aš jau užsidegiau ir nuo to laiko pradėjau ieškoti erdvių, taip pat radau profsąjungų rūmus ir jau kitas renginys buvo rengtas tarpininkaujant su Latviu tokiu žmogum labai geru Eduardu Solmcevu, Ediku, ir renginys vadinasi Neo Renaissance. Tad Neo Renaissance yra vienas mano konceptualiausių renginių ir gražiausių, nes jo idėja rėmėsi tuom, kad styginių kvartetas, Kristoforo simfoninis kvartetas, sėdėjo profsąjungų rūmuose, ten, jeigu atsimenate, toks buvo, tas koridorius didelis ir ten toks kaip, nežinau, mini scenikė, mes net scenos atrodo nestatėm tada. Ir ten sėdėjo ir didžėjus Janis Kraukulis, jam buvo suteikta faktiškai pagrindinis buvusios ten didelės tos Sovietų Sąjungos techno didžėjus tituluojamas, nors jis ir Latvis, tai jisai grojo valandą laiko ir IG atrodo paskui dar prisijungė, gal ir po pusvalandį jie grojo, tai grojo Renesanso epochos kūrinius ir miksavo jie muziką ir tie žmonės, žodžiu, orkestras grojo. O dar buvo tokie manekenai erdvėse visur ir jie buvo papuošti, atrodo, Mustangas buvo rėmėjas, tada tai aprengiam dar tos blizgančius manekenus tais rūbais ir visur tvyravo nuo tokia paslapties, tokia ta Neo Renaissance dvasia. Galbūt dar kada nors Neo Renaissance tikrai norėčiau pakartoti su gal kažkaip didesniu simfoniniu orkestru ir kažkaip išsamiau pasiruošti, bet tokia koncepcija buvo. Paskui jau atsidarė, paskui kitas renginys vėl buvo Kablyje West in Space su vienos cigarečių kompanijos rėmimu ir ten skrydį į kosmosą neva tai lošė, tokį laikrodį kosminį lošė ir dar gerai atsimenu, kad tuo pat metu atsidarė Madžiūnai. Čia viskas 95-96 metai, bet apie Madžiūnus vėliau, o dabar noriu atiduoti duoklę Neo Renaissance visiems, kurie buvo, visi, kurie grojo ir vėlgi atsidėkodamas labai sakau ačiū Plazmai, Saidui Blistrabui, Dariui Vaičiuliui už kūrinį, kurį sukūrė specialiai tam renginiui. Plazma and Saga, Neo Renaissance. Paklausom.
Na, iš tiesų esame, kaip ir supratot. Beje, noriu pasakyti, kad šitie visi kūriniai iš plazmos, kurie dabar groja, yra naujai padaryti, patvarkyti, kad gerai skambėtų, nes tai, kaip jie skambėjo 90-ųjų koncepcijai, truputį nebuvo labai cool ir mes su plazma ruošiamės išleisti atskirą digital release, kurį jūs galėsite pasiklausyti, galėsite įsigyti ramiai ir klausyti savo namuose. Taip pat planuojamas greitai išleisti ir plazmos Microworld, kuris buvo išleistas plokštelė, išleistas bus digital versija, skaitmeninėje versijoje, sakykime taip. Ir todėl mes su Saidu Blisteru bendravome beveik kiekvieną dieną dabar, taip draugiškai, nuosekliai ir siekiame tikslą, jo labiau, kad jau 2 nauji kūriniai yra paleisti prieš naujus metus, kartu su Saidu bendradarbiaujant ir Feel the Rhythm ir naujausia buvusio Dragmenas versija pavadinta D-Man. Tai šituos irgi greitai galėsite rasti platformose, bet dabar dėmesys reivams. Ne Renesansas jau kaip ir praėjo, tai 96 metų reikalas, o kadangi kalbėjau apie Madžiūnus, tai truputį apie Madžiūnus. Atsimenu, kai buvo 30 laipsnių šalčio ir besibaigiant renginiui Kablyje, West in Space, reikėjo žmonės vežti į afterį, į Madžiūnus. Tai išeinu iš kablio ir šalta labai. Ten autobusas laukia ir tie žmonės, žodžiu, turėjo važiuoti. O paskui kitą dieną, jeigu neklystu, buvo nauji metai, man reikėjo važiuoti į grojimą Palangoje. Vos mašina užsikūrė. Buvo labai sunkus periodas. Madžiūnai tokia buvo vieta už Vilniaus 35 kilometrai buvusioje fermoje. Toksai Nikolajus pakvietė Elektroninis geizerius per kažkokias pažintis Edgaras su Vladiku, o jie pakvietė mane ir taip aš truputį prisidėjau labiau prie programos ir organizavimo žmonės, kad ten atvežti, jie labiau prie vidinių erdvių priežiūros. Bet vis tiek ten ir barą reikėjo padėti tvarkyti, ten buvo 4 ar 5 salės, tai jie labiausiai užimdavo žmonės, ten artistus, didžėjus, kurie atvažiuodavo, o aš jau žiūrėdavau, kad nebūtų tylos pagrindinėje salėje, ten hauso salėje, čilauti, atsimenu, čilauti vieną kartą iš viso grojau, ten gal 20 valandų, jeigu ne ilgiau. Ir ten būdavo taip atvažiuoja ir viso gero. Penktadienį atvažiavai, pirmadienį vakare išvažiavai. Ir dabar nėra tokių vietų, nežinau, nebent kažkokias labai slaptos. Na ir tada buvo gana slapta. Jaunimas tada mašinų nelabai turėjo, reikėdavo jos autobusiukais vežti, tai aš bėgiodavau ten pastoti, nuo Sereikiškių parko vežiodavom, bet per naujus metus vieną kartą atsimenu, gaudžiau žmonės tarp stoties ir Sereikiškių parko, nes ir mikroautobusą buvo sunku rasti, nuvežti žmonės. Tai nelabai ilgai Madžiūnai gyvavo, bet gyvavo ir pagrindė ten grojo tokia undergroundinė muzika. Kažkaip jie ten bandydavo kartais, kai ten mūsų nebūdavo, ar aš kažkur išvažiuodavau groti, kažkaip popsą varyti vienoje iš salių. Tai nelabai ten kaimiečiai keli ateidavo, bet nelabai patikdavo žmonėms. Tačiau nuo Madžiūnų daug žmonių užsikrėtė ir kažkada čia laidoje, netaip senai, pas mane buvo Aleksandra Martinkievič Gradjų. Mes kažkaip nepalėtėme tos temos, kad jis yra iš netoli ten Madžiūnų esančios gyvenvietės ir jis ten atsimena šitą visą veiksmą, kaip ten buvo, bet neatsimenu, ar jisai ten buvo. Lyg ir nebuvo, bet kažkaip jis žino apie tai ir tos dvasios, tos vietos dvasia kažkaip jį užkirtė. Dabar jo ten Grey Skull, Red Skull, šitas leidybiniai vinylai užkariauja pasaulį, galima būtų tai sakyti. Tai linkėjimai jums, Aleksandrai, su savo antrąją pusę ir visa šeima, su naujais metais jums ir visiems kitiems, o prisimenant Madžiūnus, kadangi laikas kaip spaudžia, aš net mikso jokio nespėsiu pagroti savo šiandien, nes noriu dar kokį kūrinį pagroti iš juostų. Vėlgi Plasma and Saga, But Free, taip vadinasi kūrinys skirtas Madžiūnams. Jeigu jūs turite dabar RDS ir matote, tai galite pamatyti, kaip vadinasi kūrinys, kuris groja dabar. Plasma Saga, But Free, Madžiūnai.
Lygiai pusę kūrinio pragrojo ir aš grįžtu kalbėti toliau. Čia mes esame tik 96 metuose, tai buvo tik tai metai dar, kai reivas pradėjo klestėti, įsivaizduojat, o juk judesys vyko iki pat 2018 metų, tai aš greitokalbė vėl pabandysiu prabėgti visus reikalus gerai. Be Madžiūnų dar tokios vietos buvo keistos, kur man teko organizuoti renginius. Viena iš jų buvo Ledo arena Kaune. Ten pavadinome renginį Elektrais ir organizuoti renginį ant ledo buvo gana sudėtinga, tačiau sugalvojau tokią idėją, kad iš parodų rūmų paimti kilimą, tokį tiesiog parodų kilimą, patiesti ant ledo ir žmonės šoko viduryje, o aplinkui čiuožė ratu. Beje, šitą koncepciją galėtumėte kas nors ir įgyvendinti ir dabar. Tik vienintelis klausimas, kaip apšildyti žmonės, arba iš karto informuoti reikia, kad jie apsiautų šiltesnius batus, nes šokant ant ledo ganėtinai nušala kojos, o šiaip ilgai būnant ledo arenoje, ten 5 valandas irgi pasidaro truputį vėsoka. Vis dar skambant Bird Free, Madžiūnų kūriniui iš Plazmos, dar noriu prisiminti, kad rengdavome renginius ir kitose vietose. Buvo tokia erdvė, kur dabar yra Nesės pramogų bankas tiesiog, ką čia reklamuoja įmonė, Pergalės kino teatras vadinosi, ir ten buvom surengę labai įdomų renginį Virtuality. Tai Virtuality toks buvo labai kietas, prieš tai dar ten buvo Make It Going, o Virtuality surengėme ir toj kino pagrindinėje salėje, dėl ko buvo tas kino teatras, buvo pastatyti tokie stalai, gal 10 ar 8 kompiuteriai su virtualiais sakiniais, nes aš kaip pamačiau, kad yra toks salonas Vilniuje, tai iš karto užėjau, sakau, darom renginį su jais, tai būtent tiems sakiniams ir buvo skirtas tas renginys, o ten žmonės, žodžiu, buvo su tais sakiniais, o kiti galėjo sėdėti, ten kaip čilauto erdvė buvo, ir toje erdvėje žmonės sėdėdami galėjo žiūrėti, kaip ant scenos groja jungtinis projektas, kurį sudarė dabartinės grupės Skemp muzikantai, bet taip pat ir Skemp vadybininkas Justas Čekuolis grojo ten šiek tiek, ir Viktoras Dievara, ir Vilius ten kažką net klavišą paspaudydavo, Plazma grojo. Ir va toks jungtinis buvo projektas, net aš su klavišais ten kažką paspaudydavau. Ir dabar, kadangi jau taupau aš labai laiką, noriu sugroti dar vieną Plazmos kūrinį, Virtuality, sukurtą specialiai šiam renginiui. Pasiklausom, laiko lieka labai mažai, dar noriu, eina savo, dar 5 kūrinius noriu sugroti. Klausom, Virtuality. Ir tradiciškai vėl trumpinam kūrinį iki pusės, Virtuality iš Plazmos, ir su Plazmos kūryba jau sakau jums ačiū labai, Saidai ir Dariukai, ir dabar Alienui visi ditirambai bus už visą būsimą kūrybą. Tačiau dar reikia prisiminti vakarėlį, pavyzdžiui, Barbakanė, jau 99 metai,
Barbakane vyko toks Barbakan party, tai vienas iš tokių paslaptingesnių buvo renginių, kuriuos rengė Strokes Temple. Na ir dar jeigu prisiminti 98 metus, atsiprašau, 98 metus, tai Panevėžyje, kada mes su Rimu Šapausku važiavome tokią didžiąją mokyklą tvarkyti Panevėžyje ir pagal kontraktą su buvusia radio stotim ir mūsų laida Miksas, kurią vedėme su Rimu, ten dirbdom, grodom kiekvieną šeštadienį, jeigu neklystu, nes po Dūžio aš pradėjau dirbti tais po 95 metų, iš karto persikėliau paskui pas su Rimu Šapausku, Miksą pradėjom vesti, ilgai mes su juo ten 5 ar 6 ar 7 net metus dirbom. Tai, žodžiu, sugalvojau, kad reikia to žiemos metu reivą surengti. Taip gimė Techno Valentino, nes aš ilgai galvojau, kaip čia bus, kas čia bus, ką čia reikia daryti ir kaip čia sušildyti Lietuvą, tai va taip ir šovė mintis. Tai pirmas renginys įvyko kino centre Garsas per visas jų erdves ir toj kino salėje, ir klubo salėje, ir apačioj. Ir kitas filialinis renginys tada įvyko Kaune profsąjungų rūmas, bet nelabai buvo vykęs kažkokias bučinio maratoną mes ten padarėm, bet nepasiteisino. Na, o tik tai 99 metais Techno Valentino pirmasis įvyko Vilniuje ir įvyko VRM rūmose. Tai aš dar bijojau įlysti kažkur į didelės labai erdvės, todėl buvau toks labai nedrąsus. Ir norėčiau dabar sugroti kūrinį, kurį truputį dabar iš juostos paleisiu, nes lieka mažai laiko. Tai pažiūrim, ar jis įgroja. Pažiūrim. Va, girdi. Nes pralenkiu Fedelė Music 99 metais, vyko Fedelė Music irgi Kablyje ir tai buvo mano ko gero pats sėkmingiausias reivas, nes Fedelė Music prieš tai organizavo Dovydas Bliuvšteinas 97-28, Lietuvoje rezidavo tokia ponia Karinė Mikaelė, ji buvo kultūros atašė, o aš kaip tik tais metais buvau prieš tai nuvykęs į Prancūziją, pagyvenau Paryžiuje, susipažinau su įmonės Assalam aleikum, jau dabar, jo atrodo, bet ten V-Form pasimaišė, ten buvo Olivier Lecastor, ten buvo V-Form, VJ, ten buvo Scratch Massive grupė ir su jais susipažinę, sakau, atvažiuokite į Lietuvą. Tai Karinė Mikaelė pasistengė juos visus pasponsoriauti per kultūros ministeriją, kaip per Prancūzijos ambasadą ir visi tie žmonės atvyko ir Kablyje trinktelėm vasarą labai gerą reivą. Paklausom. Fêtons l'arrivée de l'été, fêtons les beaux jours, fêtons la musique avec la fête de la musique. Avec la fête de la musique. Nesinori jo nutildyti, bet, reikia, jau lieka, iš viso nieko nebelieka realiai. Tai aš norėčiau padėkoti Alienui už jo lojalumą, už tai, kad irgi padėjo įrašyti kūrinius. Dar vieną kūrinį aš noriu iš karto paleisti, nes jau laiko taip stipriai nebėra, kad, bet ką darysi. Tai yra Strokes Temple Delta Force Remix, kurį sukūrė irgi Happy Endless. Turėjau jį juostoje paruošęs, bet nespėsiu nubėgti kito magnetofono. Žmonėms žadėjau papasakoti apie peripetijas, kaip miksuojama juostiniais. Tai dabar ant šito kūrinio truputį parodysiu, bet matau, kad kitą kartą dar turėsiu ateiti su juostiniais. Noriu tik tai parodyti, kaip daromas yra mixingas, kada beatą reikia pagauti. Štai šitą vietą.
Jeigu mane video matote, tai galite pamatyti techniką. Yra sustabdoma juostelė su vienu pirštu. Bevardis tas pirštas vadinasi. Jo, ir toliau. Ir čia yra dar toks mechanizmas, kuris vadinasi latviškai saga. Tai sagos pseudonimas nemažai kildinamas yra nuo šito. Na ir BPM suvedė ausinėse ir viskas. Ir važiuoja tada su kitu magnetofonu. Tak, po truputį ten palėtindamas, pagreitindamas. Ir paleidai kitą kūrinį. Na, o dabar... Dūžiai. Tai realiai, brangūs žmonės, su šito kūriniu laidą aš ir pabaigsiu, jau nebesikišiu daugiau į eterį. Dar norėjau papasakoti, tik tai trumpai pasakyti, kad Strokes Sample dar darė renginius iki 2004 metų, paskui renginiai sustojo, atgaivinimas buvo 2014 metais, Kablyje vėl buvo labai geras renginys, paskui 16 metais nepavykęs buvo renginys profsąjungų rūmuose, bet Psytrance buvo scena pavykusi, o 2018 metais reabilitavome 16 metų gėdą ir surengėme Techno Valentino Kablyje. Paskutiniu metu aš intencijų ir ambicijų organizuoti reivus neturiu, bet mielai groju pas kitus žmonės, kitų renginiuose dalyvauju ir bendradarbiauju su didžėjais, kurių muziką, o dabar esu nusiteikęs kuo labiau į savo autorinę kūrybą, noriu išmokti produsuoti, rašau eiles, noriu, kad pagal mano kūrinius būtų kuriami kūriniai, remixai, pats daryti juos ir taip realizuoti save, apie ką visą gyvenimą tik svajojau, bet suteikdavau kitiems žmonėms galimybės, o save truputį nustumdavau į kampą. Tai Strokes Temple Delta Force remix, ačiū Happy Endless ir su šiuo kūriniu pabaigėme šią dūžių laidą, lieka 3 minutės. Ačiū visiems, kad klausėte. Tokia buvo dūžių istorija, Lietuvos reivo istorija pagal didžiąjį sagą, pagal masinius reivus. Dūžiai tęsiasi. Kitoje laidoje bus Moon Disco, Paulius Linčius. Kalbėsim apie stiklą, apie Hooked On ir apie, žinoma, elektroninę muziką. Iki. Mylėkite muziką, save ir draugus. Ir artimuosius. Ate. Čia buvo didžiai saga. Ate. Bam, 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 dūžiai beldžiasi galvo. Iki kitos laidos.